multidimensinio masyvo apskaičiavimas. Mums reikės funkcijos, kurie apskaičiuoja masyvą. Funkcija turi du gintamuosius, vieną pirmąjį masyvą ir antrąjį masyvą. Masyvas užpildomas nuliais, antrajam masyvui panaudosim tris pasirinktas datas. Išpildysim datų masyvą datos skaičiais. Saugosim, leisim. Čia taip pat tą patį padarysim. Skirtingos funkcijos turi skirtingą to pačio metodo realizavimą. Kai kuriuose kalbose, pavyzdžiui, PHP, jis yra paprastesnis negu būtų C# arba C++ kalboj. Skirtingi metodai gali neveikti su senosnės kartos procesoriais arba realizavimas sudėtingesnis senesnės kalbos procesoriuose negu būdavo ir kalbose, nei naujesnėse.